845-ieji. Kaip iš niekur išniro kolosas ir šarvuotasis titanai, bei sugriovė sieną kartu su taikiu gyvenimu. Apleidome Marijos sieną, prarasdami 5/5 populiacijos ir 3/3 teritorijos, galiausiai buvome priversti atsitraukti už rožės sienos. Ir štai 850-aisiais Trosto mieste vėl leidome titanams prasiveržti. Jų auka tapęs Erenas Jėgeris iš paslaptingojo titano išniro, sveikas ir gyvas. Asmenims jaunesniems nei 16 metų ši peržiūra nerekomenduojama. Mūšis dėl Trosto, 6 dalis. Dar kartą tavęs klausiu. Prakeiktasis kas tu? Žmogus! Aišku, dėl to manęs nesmerkit. Markai, man gana. Daugiau nebegaliu kautis. Kodėl? Mačiau draugus ryjamus tiesiai prieš mano akis. Regėjau ėdamus gyvulius. Bet nejutau nei liūdesio, nei neapykantos. Tik didžiulį palengvėjimą, kad tai buvau ne aš. Tačiau greitai bus ir mano eilė. Dabar suprantu tikrąją mūsų darbo esmę. Esam priversti kauti su titanais iki pat mirties. Jei jau būsiu surytas, geriau užbaigsiu viską dabar. Liaukis, tvardykis. Tu čia ne vienintelis toks. Visi kaunamės su šia baime. Į Sašą pažiūrėk. Ji vis dar išdidi kare, nepaisant to, ką patyrė. O man pilvas skauda. Gal galėtumėte įskaičiuoti mane tarp sužeistųjų? Daugiau nebegaliu. Liaukis. Nebegaliu. Nesuprantu, kam ta tylos priesaika. Jūs tik pažiūrėkite jų būklę. Jei dar apie areną sužinos. Patrankos? Kodėl tik vienas šūvis? Ei, žiūrėk, dūmai! Jie iš vidinių sienų! Kodėl? Kaip? Kas čia dabar? Nejau jie ir pas mus prasilaužė. Ši siena pati tvirčiausia. Neįmanoma. Tikriausiai tai tik atsitiktinis šūvis. Tačiau, iš kur tie dūmai? Tik nesakyk, kad tai titano garai. Kas čia dabar vyksta?
Jis gyvas. Kapitone Vermanai. Stebėkite jį. Pavojinga artintis. Išlaikyti gretas ir laukti. Ramiai. Iš naujo užtaisyti artileriją. Kas tai? Pamenu girdėjęs šūvį. Buvo stiprus griausmas, triuškinantis smūgis ir karštis. O dabar mes Titano skeleto viduje. Erenas mus apgynė. Tai viskas, ką dabar reikia žinoti. Gėlės viduje? Ar jūs sveiki? Erenai, kas tai? Nenutokiu, bet jis greitai išgaruos, kaip Titano lavonas. Traukiamės. Nežinau, ar jie vertina situaciją, ar žado netekė, bet garnizonas nesiima iniciatyvos. Gal neužilgo vėl pradės šaudyti. Parodęs tai, apie derybas galiu jau pamiršti. Bet kai ką prisiminiau. Rūsys. Rūsys namuose. Tėtis sakė, kad ten patekęs viską suprasiu. Tėvas ir yra priežastis, kodėl aš esu toks. Jei nusigausiu ten, apie Titanus išsiaiškinsiu viską. Kodėl jis tai slėpė? Ar ne to? Ieškojo legionas, aukodamas tūkstančius gyvybių. Ar tai nebuvo žmonijos viltis? Ne jau visa tai buvo užrakinta mūsų Rusyje. Po galais, ką jis savo galvojo? Ir išvis, kur jis? Jau 5 metai, kaip pas mus. Erenai, dabar turime kitų rūpesčių. Dūmai sklaidosi. Pulkit vos juos pamatė. Užbaikim viską pagaliau. Prilaikyti ugnį! Aš ištrūksiu iš čia. Kur? Kaip? Iš pradžių tiks bet kur. Tada už sienos ir tiesiai į tą rūsį. Žinoma po to, kai vėl pasiversiu Titanu. Tu gali tai kontroliuoti? Kaip tai darau, aš ir pats nesuprantu. Tačiau manau, kad sugebėsiu. Tarytum aiškinčiau jums, kaip judinti ranką. Man tiesiog pavyksta. Tada visas mintis sutelkiau į gynybą nuo tos patrankos. Štai kodėl skeletui trūko tvirtumo ir funkcionalumo. Šį kartą būsiu galingesnis. Kaip tas 15 metrų aukščio, kai taškiau tuos prakeiktus titanus. Erenai, nosis kraujuoja. Esi visas išbalęs, sunkiai kvėpuoji. Kažkas negerai tavo kūnui. Mano savijauta mažiausiai rūpi. Turiu 2 idėjas. Tol, kol nemėginsit manęs ginti, jie neatims jūsų gyvybę. Jau sukėliau pakankamai bėdų. Tad manau, kad nuo šiol veiksiu vienas. Kaip tai? Aš? Erenai. Keliausiu kartu. Tu to nedarysi. Jei nespėsiu sekti paskui tave, tiesiog palik. Beje, tau paklusti neprivalau. Liepiau liautis rūpintis manimi. Aš tau nei brolis, nei sūnus. Kapitone, patranka greitai bus užtaisyta. Kaip turėtume tęsti ataką? Šaukite man davus ženklą! Klausau.
Garnizonas neketina mūsų aklai pulti. Jei tai padarytų, greit suprastų, kad Mikasa vikresnė net už laukinę katę. Teigiant, kad patranka bus užtaisyta per trumpiausiai įmanomą laiką, jiems turėtų prireikti dar 20 sekundžių. Erenas greičiausiai iki tol jau bus dingęs. Kodėl šie prisiminimai užplūdo dabar? Ne jau dėl to, kad tai paskutinės mūsų akimirkos drauge. Aš jiems daugiau, išskyrus baimę, nieko neparodžiau. Jiedu išgelbėjo mane tiek kartų. Tačiau aš jiems tuo pačiu niekad neatsilygindavau. Kaip iš vis galiu vadintis lygiaverčių draugų? Kaip galiu pasakyti, kad eisiu su jais kartu? Net nesu tikras, kad sugebėsiu neatsilikti. Štai ir viskas. Mūsų trijulė daugiau nebesusitiks. Erenai, aš palūkėk Mikasa. Juk sakiau, kad turiu 2 idėjas. Arminai, paliksiu tai spręsti tau. Ką? Puikiai žinau, kad mano siūloma mintis yra nereali. Panaudoti titano galias. Strategiškai kaip karinį ginklą būtų geriausias galimas variantas. Žinau, kad prašau daug. Bet jei pasakysi, jau gali įtikinti garnizoną, kad aš ne grėsmė žmonijai, tada pasikliausiu tavo sprendimu. Tai antrasis mano pasiūlymas. Jei pasakysi, kad negali, griebsiuosi pirmojo plano. Turi 15 sekundžių nuspręsti. Gali tai ar ne? Pasikliausiu tavimi bet kokiu atveju. Erenai, kodėl palieki man tokį sprendimą? Kuo prastesnės situacijos, tuo geresnės išeitis sugebi sukurti. Noriu pasikliauti šią tavo savybę. Kad aš daugybę kartų, kad ir prieš 5 metus, jei nebūtum pakvietęs Haneso, abu, mane ir Mikasa būtų surijęs titanas. Vadinasi, aš pats įtikinau save, kad esu bejėgis, jog esu našta. Bet jiedu niekada taip nemanė. Arminai, nebeturime laiko. Užtaisimas baigtas. Pasiruoškite. Man patikėjo savo gyvybės tie, kuriais aš pasitikiu labiausiai pasaulyje. Ar gali būti geresnis draugystės įrodymas? Pasirūpinsiu, kad jie suprastų. O judu, pasistengkite parodyti neturintis piktų kėslų. Nuo tada, kai Erenas pavirto titanu ir kovėsi, kai kas mane trikdė. Neturėjau laiko to apsvarstyti, bet padarysiu. Padarysiu tai, kalbėdamas. Stok! Pagaliau atsiskleidai, monstre! Duosiu signalą šauti! Girdit mane? Jis ne žmonijos priešas! Mes tik norime pasidalinti surinktą informaciją. Neketinu nieko klausytis. Kad ir ką pasakytum, mes patys matėme, kas jis yra. Sakai, kad jis ne priešas, bet nepateikė įrodymų. Jei tu to negali, pašalinsim kartu su grėsme. Nereikia jokių įrodymų. Teisingai, jų nereikia. Visai nesvarbu, ar laikysit jį priešu, ar sąjungininku. Ką?
Minėjot, kad yra daugybė liudininkų. Tada jie matė jį kaunantį su titanais. Matė ir tai, kaip titanai puolė jį. Tai reiškia, kad titanai laiko jį tokiu kaip ir mus, medžiojamų grobių. Kad ir kaip begalvotumėm, šio fakto niekas nepakeis. Jis teisus. Titanas mūsų pusėje? Negali būti. Pasiruošt atakai! Neįkliūkite jų žabangas! Jų veiksmai visada mums buvo nesuvokiami. Apsimeta žmonėmis, kalba mūsų kalba ir bando mus visus apgauti. Negalime jiems ir toliau to leisti. Nieko gero. Jis nebemąsto. Baimė užvaldė jo protą. Erenai, Mikasa. Aš karys! Viskuo prisiekęs vardan žmonijos atgimimo! Nebus man didesnio džiaugsmo, nei žūti šio tikslo vardan! Jei suvienysim jo galės su likusiomis pajėgomis, miesto atsiėmimas bus mūsų jėgoms! Dėl žmonijos šlovės paaukosiu aš savo gyvybę, kaip įrodymą šios taktikos vertei! Kapitone Vermanai, mes turėtume apsvarstyti, ką jis... Nutilk! Maldauk nemaldavęs. Jūs ištavikai, tvarkos laužytojai, bus pašalinti. Tokia mūsų karių pareiga. Pakaks. Gal ir stuomeningas, bet esat tikras siauraprotis. Vadas Piksijus. Nejau nepastebėjote, kaip nuostabiai jis saliutavo. Aš ką tik atvykau, bet buvau informuotas kelyje. Perimkite vadovavimą pastiprinimui. O aš išklausysiu, ką šie vaikai turi pasiūlyti. Anot legiono raporto, manoma, kad titanai pasirodys iš pietų. Tikra tiesa, pirmoji užpulta titanų buvo Šigančina, esanti pietinėje Marijos sienos dalyje. To pasekoje kitas numatomas taikinys buvo Rožės sienos pietuose, esantis Trosto miestas. Dotas Piksijus. Atsakingas už visą pietinį rajoną, įskaitant Trostą. Ir asmuo, kuriam patikėtas svarbiausias žmonijos bastionas. Taip ir žinojau, čia jos irgi nėra. Jei raščiau titanų gražuolę, neprieštaraučiau, jei ji mane suėstų. Dar žinomas kaip apsigimęs ekscentrikas. Ką po velniais vadas savo galvoja? Jis ten pliurpia, be menkiausios apsaugos. Kas žino, mes paprasti žmonės, nesuvoksim to žmogaus minčių. Kapitonė, pajėgos dislokuotos. Puiku, šaunuolis. Štai kaip. Sakai, kad nuvykimas į tą rūsį padės viską išsiaiškinti. Taip, ar patikėsite manimi? Man panašu, kad pats tu tuo netiki. Tad, be įrodymų nieko nepažadėsiu. Tačiau, tikiu galintis prisikasti prie bet kokios esmės. Štai kodėl garantuoju jūsų saugumą. Kadetas Arlartas, ar ne? Taip. Anksčiau minėjai, kad pasinaudoję titano galiomis pajėgtume atsijimti miestą. Ar tai tiesa? Gal pasakei tai tik tam, kad išsaugotum kudašių? Na,
Ir vieną, ir kitą. Tada bandžiau pasakyti, kad Erenas, pavirtęs titanu, su šita uola gali užtaisyti pralaužtus vartus. Tai tik man šovusi idėja, kad kiti patikėtų Ereno galimybę ištraukti mus iš tokios situacijos. Žinoma, norėjau išsigelbėti visą širdimi, bet... Visa širdimi? Kokie drąsūs žodžiai. Ką manai, kadete Jėgeri? Tamsta, ar galėtum užkimšti tą skylę? Tai... Nesu tikras. Dabar mano spėjimas būtų ne ką geresnis nei jūsų. Nepaisant to, sakyti, kad aš tą galiu, ar ne, būtų labai neatsakinga. Tavo tiesa, atleisk. Blogai suformulavau klausimą. Padarysi, ar ne? Sakyk. Padarysiu. Padarysiu tai. Nežinau, ar sugebėsiu užkišti tą angą. Bet aš padarysiu tai. Projektas išverstas ir įgarsintas nekomerciniais tikslais bei skirtas pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstą vertė Orfėjas, redagavo Anime-Fam komanda, įgarsino Maspo. Laukite tęsinio. Jie pabėgo apimti baimės. Tačiau dienai baigiantis, kariai pasirinko likti mūšio lauke. Erenas tvirtai nusprendė įkūnyti visų viltį